Taigi pagal schemas matote, kad darysiu bateriją, elementą, kad galėčiau skristi tolimesnius atstumus. Norėjau daryti S1 kaip pavyzdį, tačiau gavosi kaip gavosi, mano dronas įkrito tiesiog į balą, užtrumpino ir šiek tiek pasivilino jį, pavadinkim. Taigi praradau vieną fly controllerį, tai užsisakiau naują Matrix, antros versijos, tai bus įdomu pasibandyti ir manau tas dronas kaip tik man labai tiks, kadangi galėsiu skraidyti mieste, nes bus mažiukas, gana lengvas ir galima bus nuskristi gana didelius atstumus. Ir taip galėsiu progresuoti su tokiu mažyliu, skraidant ilgus atstumus, įgyjant naujų įgūdžių, negazdinant žmonių dideliais dronais, nereikės laukti išvažiavimų, specialių derinimų laikų ir panašiai. Tai daug atkrenta, pavadinkim, problemų. Tai tiesiog, kaip matot, suklijavau su lipniąja juosta, atrodo stiklo pluoštą, šias dvi baterijas arba elementus. Matot schemą, pliusas vienos yra viršuje, kitos yra minusas. Tai tiesiog suklijavau, kad būtų patogiau, kad jos nejudėtų, kad nereikėtų tampyti, po to žiūrėti aukščius. Pasidariau padukus, kuriuos po to privirinsiu, o šiuo metu bandau prilituoti prie jų laidus. Irgi galite žiūrėti į schemą, lygiai taip pat viską darau, prilituoju pliusą, to minusą, kaip matot, GST tą konektorių, irgi prilituosiu prie pliuso ir prie minuso. O vidurinį laidą tiesiog prijungsiu prie apačios, kaip matot. Tas dvi dalis pliusą ir minusą apatinių suvirinsiu ir tiek, ir bus mūsų baterija. Tai gal aš pagreitinsiu visą procesą. Taigi judam prie suvirinimo. Matot, pradžiai darau apatinę plokštę, bandau privirinti. Privirinus ją, tiesiog privirinsiu pliusą, o to minuso plokštelę. Ir apvyniosim, kad baterija būtų saugesnė, anglies pluoštų, o tada su tuo lipniąja juosta iš stiklo pluošto. Anglies pluoštą gavau iš senos baterijos, lipo, tai kadangi ją ardžiau, tai jos anglies pluoštą ir panaudojau, o šitą iš stiklo pluošto izoliaciją, tai galite bet kokiuose senukose ar mokė veži nusipirkti. Taigi, kaip matote, tai nėra sudėtingas procesas. Po truputį pasidarom baterijų. Aišku, reikės daugiau vienetų pasidaryti treniruotėm. Taigi yra kaip yra. Gražiai viską užklijuojam, paruošiam. Ir tada reikės pradėti baterijos krovimą. Kai jau baterija paruošta, nusistatome, kad krausime nebe lipo, o lion, kadangi pas mane jos yra 2800 ir tai bus pirmas krovimas. Aš norėčiau, kad jis būtų ne tik saugus, bet ir lengvas, pavadinkim jai. Taip mes galėtume 2 amperus dėti ir daugiau, jeigu skubame, bet kadangi pirmas krovimas, aš nusistačiau 1,5 ampero, kad ramiai neskubantinai pasikrautų ir susibalansuotų. Taigi pakrovus bateriją, uždedu ant drono, pamatuoju kaip tinka, sumontuojam viską ir pasiruošiam skrydžiui. Ką iškart turėtume žinoti, kadangi tai yra 2S, ne 3S, o mano motorai norėtų matyti 3S, bet kadangi vėlgi svorio ir kelimo santykis yra labai didelis, pavadinkim, šiam dronui, norėjau užbandyti pradžiai 2S. Pažiūrėsim, ar jisai iš vis pakils, ar skris. Taip pat pažiūrėti, ar jisai galės skristi 10 ar daugiau minučių. Gerai, taigi darom techninę apžiūrą, žiūrim, ar viskas vietoj, ar niekas nekliba ir ruošiamės skrydžiui. Ir jei turit per daug pinigų, jūs jais galite atsikratyti čia. Taip pat svarbu žinoti, kad naudoti didelio amperažo, kurios gali didelį energiją atiduoti, o ne tas iš AliExpreso už 2 eurus baterijas, kurios yra ten 8 ampero ar mažesnių. Pas mane yra 75 ir 35 amperų. Taigi, kaip matot, skraido, jisai skraido ilgai. Aš atskraidžiau 10 minučių kažkur ant analogo, tada HD0 10 minučių ir dar liko pakankamai daug baterijos. Tačiau kaip visada su HD0 akiniais pusė skrydžio neįsirašė. Tad galiu palinkėti tik tai geros dienos.